Sveiki sugrįžę. Mūsų sekančios prelegentės atvyko iš Liuksemburgo ir Airijos. Irena Grigalionytė Müller gimė ir užaugo Vilniuje. Vilniaus universitete įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Nuo 2003 metų dirba Liuksemburge. Šiuo metu yra teisininkė lingvistė ES teisingumo teisme. Su ateitininkais Irena susipažino dar moksleiviško amžiaus, aktyviai dalyvavo Vilniaus ateitininkų ir studentų sąjungos veikloje. 2017 metais jis subarė ir iki šiol globoja Liuksemburgo Pal Teofiliaus Matulionio ateitininkų kuopą. Taip pat yra Europos ateitininkų atstovė Ateitininkų federacijos taryboje. O Rasa Visockienė gimė Lietuvoje ir nuo 2016 metų, kai persikėlė gyventi ir dirbti į Airiją, dirbo savanorių koordinatorė organizacijoje Society of St. Vincent de Paul, o nuo 2022 metų savanorių pritraukimo ir įsitraukimo koordinatorių organizacijoje Oxfam Ireland. Nuo 2024 metų Volunteer Ireland valdybos narė. Nuo 2004 metų dirba raštvedė Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje, o nuo 2022 metų vasario mėnesio įsteigus Airijos krašto ateitininkų vietoviai yra vietovės valdybos pirmininkė. Irena Rasa mus supažindins su ateitininkų ugdymo koncepcija. Prašom. Garbė Kristui visiems. Mes tai pirmiausia dėkojom, kad mus šitų laikų paskyrė skaityti pranešimą, nes kaip tik pas mus vidurnaktis. Tai, kad mes nemiegotumėm per kitus pranešimus, labai greitai atsibūdom, tai žodžiu, tikėkime, kad ir jums neateis vidurnaktis mums bekalbant. Tai... Sveiki visi, labai smagu, kad mums pavyko tuo vilties keliu pas jūs atkeliauti. Kaip tėvas Lukas mums prieš pranešimą sakė, visą laiką atsiminkit, kaip jūs čia atkeliavot ir kas jūsų priekį, taip prižiūrim tiesiai tėvo Luką. Ir šiandien kalbėsime apie prieš 1,5 metų Ateitininkų federacijos tarybos patvirtintą dokumentą, kuris vadinasi taip labai skambiai Ateitininkų ugdymo koncepcija. Trumpinys yra gražesnis, smagesnis, vadinasi AUK. Taip, tai kad mes visi paugėtume per šį pranešimą, tai truputį apie tai pasišnekėsime. Mūsų pranešimą sudaro, tiesiog pradžiai pristatysime patį dokumentą, kaip jisai atrodo, koks jo turinys, kokios sąvokos, paskirtis, o paskui pakalbėsime apie patį ateitininkų ugdymą. Iš tiesų, čia daugelis jūsų tai darote, darėte ir darysite. Tai yra ugdysime ir ugdysimės. Ir ko gero labai svarbu visiems susipažinti, kokios yra mūsų bendrosios ugdymo nuostatos. Įdomu kalbėti apie dokumentą, kuris iš tiesų greičiausiai mums nesako nieko naujo. Ateitininkų ugdymo koncepcija tai yra tiesiog subendrinta ateitininkijos patirtis. Ir iš tiesų, prieš pradedant šį dokumentą rengti, kilo klausimas, ką mums reikia dar vieno dokumento, kai turime šitiek daug knygų, vadovėlių, programų, dokumentų ilgesnių ir trumpesnių. Tai apie tai ir pakalbėsime, bet iš tiesų vakar galvojau, kad mes vartojame labai daug žodžių. Ir po labai nuostabios padėkos vakarienės mes su vaikais žaidėme tokį žaidimą žodžių ir supratau, kad jums žodžių žaidimai patinka, kaip ir mums. Ir tam, kad parengtume bet kokį dokumentą ar pradėtume kažkokią tai įdomią veiklą, mes pradedame nuo žodžių. Pirmiausia, susitarėm, kokius žodžius vartosime ir ką jie reikš. Todėl dabar norėčiau pakviesti 6 savanorius. Rankų miškas. 6 savanorius, kurie padės mums aptarti koncepcijoje vartojamas sąvokas.
Nori, kad padėčiau? Taip, savanorių reikia dabar, nebijokite. Palaikom savanorius, trūksta dar vieno. Taip, ačiū savanoriams. Dabar mes visi kartu pažaisime žaidimą Alias. Aš nežinau, ar jisai yra populiarus čia, bet pas mus yra gana populiarus. Tai reiškia, kad pradėsime nuo pirmojo. Išsitrauksi vieną žodį, pažiūrėsi 30 sekundžių ir sugalvosi, kaip jį apibūdinti, kad salė atspėtų, kas tai per žodis. Ir tada perduosi tą krūvelę kitam. Tik negalima naudoti žodžio šaknies, taip čia esminis. Taip, negalima naudoti žodžio šaknies, taip. Na, trauk. Pasakyti reikia ar suvaidinti? Taip, kad atspėtų. Taip, kad galit ir suvaidinti, iš tikrųjų visai neblogai. Aš kaip tikram Alisa. Gali parodyti. Pasaulėžiūra. Balion, šaunuolis. Prašau. Atsiprašau. Okay. Jeigu žmogus kažką gerai moka atlikti, jie turi specialybę. Kitas žodis šitam, kur gal skamba kaip žodis, prie kurio mes dažnai sėdim ir rašom mašinėlę, prasideda su tuo žodžio garsu. Yra įgūdis, yra stiprybė, kurią tu turi. Taip, bravo! Ačiū! Čia yra kas mes visi esam? Teisingai. Okay. Oh boy. Žodis, kuris apibūdina, kaip žmogus savo gyvenimą bando gyventi. Jis palei savo labai panašus žodis. Teisingai. Garsiau. Dorybės. Dievas yra meilė. Jėzus. Atsakymas į meilę klausimą. Tas, ko mes siekiam. Ačiū. Ačiū.
Ačiū paplojam drąsiems savanoriams. Ačiū savanoriams, ačiū visiems, kurie spėjo ir atspėjo. Jūsų prizai laukia po paskaitos registracijos salėje. Taigi, matėt, kad labai greitai atspėjot ir labai gražiai buvo žodžiai apibūdinti, reiškia, kad net ir koncepcijos savokos nėra mums naujos. Tai akivaizdu, kad koncepcija tik tai sudeda trumpai apibūdina tai, ką ateitininkai turi, turėjo ir kuo gyvena. Šis dokumentas yra neilgas, 4 puslapių, ne 4, atsiprašau, 8 puslapių, 4 lapų. Sudaro 8 skirsniai ir štai parodyta, kas yra. Iš tikrųjų aprašyta paskirtis, savokos, ugdymo prielaidos, tikslai ir idealas, kompetencijos, metodai ir pamatinės nuostatos. Tai apie visus šios dalykus mes šiandien truputį pašnekėsim ir padiskutuosim vėliau. Taip, tai pats dokumentas buvo ta tokia sintezė to, ką mes turim, tai patirtis ir istorija, tai, ką sukūrėte daugiausia čia, iš tikrųjų, kur mes esam šiandien, ką perdavėt kitoms kartoms, taip pat mūsų ideologija ir Šalkauskio raštai, ir Dovydaičio, ir Stasio Ylos paliktas ateitininkų vadovas, kuriuo ir šią dieną visi naudojamės, ir daug tos literatūros ir labai tokios įkvepiančios paliktos, todėl manau, kad šitas dokumentas jisai duoda kaip gaires kelti klausimą, koks mūsų ugdymo tikslas yra, ką mes norim ugdyti mūsų jaunuose žmonėse ir patys ugdydami save, ką mes norim išugdyti. Ir rodo kryptį. Tai yra dokumentas, kuris nėra kažkaip sudėtas, kad ten mes gausim visi atsakymus arba juos rasime, bet mes galime atrasti kryptį, kurią turime eiti. Ir ta kryptis ir tas kelias, apie kurį mes čia kalbėsim, pagrindas bus visada kalbama apie meilę. Tai artimo meilė, Dievo meilė ir todėl mums, kai dabar, sakykime, mūsų patirtyje Europoje mes kūrėmės iš naujo, nes viską pradedant tarsi nuo nulio, kai kurie esame atvažiavę iš Lietuvos, bet labai sudėtinga kartais laikytis tos pačios krypties, kada tu arba pameti tą tikslą, arba kažkaip kitaip įsivaizduoji. Todėl yra svarbu turėti tą vieningą kelią, kad kur mes bebūtumėm ir kur mes beveiktumėm, bet būtumėm ta viena vieninga ateitininkyje. Ir iš tikrųjų tas dokumentas turėtų ir paskirtis tokia padėti susitarti, nes ir kuopose, nežinau kaip pas jūs, bet pas Lietuvoje, kiek aš turiu patirties prieš išvažiuojant į Airiją, yra kuopų globėjai, ateina žmonės, kurie yra tiesiog niekada nieko bendro neturėjo su ateitininkija anksčiau ir jiems tai yra tiesiog galbūt kažkas pakvietė, jiems artimas yra katalikiškumo principas arba jie tikybos mokytojai. Ir jiems irgi reikia tų gairių tokių, o apie ką tas ugdymas yra, kur link mes norim tą jauną žmogų ar tą vaiką vesti. Tai apie tai ir yra koncepcija, kad mums padėtų atrasti tą kryptį, kelią ir kad mes nepasiklystumėm tarp įvairių labirintų ir tai būtų tas susitarimas siekti tų pačių idealų. Kitas dalykas, kad man atrodo, mums šitą koncepciją 24 metų vasarį per visuotinį mūsų Airijos krašto ateitininkų suvažiavimą pristatinėjo Vygantas Malinauskas, buvęs federacijos tarybos pirmininkas. Ir iš tikrųjų irgi ta mintis buvo labai man gražiai nuskambėjo, kad mes labai dažnai, klausim, kad kaip ir Irena sakė, kam dar vieno dokumento tarp tų visų, ką mes jau turime. Ir gal geriau kažkokį rinkinį, visokių metodų, kaip ką daryti ir panašiai. Ir iš tikrųjų čia pirmiausia mes turim rasti savo įkvėpimą, nes tarp to, ką darom įvairiai, ieškom visokių, kartais tiesiog išsikvepiam ir pasimetame, nes reikia kažkur atsiremti, į kur atsiremti, kur yra tas pagrindas ir kur tas atsakymas į klausimą, kodėl aš tai darau, dėl ko aš tai darau, ko aš siekiu to darydamas. Tai šitam dokumente iš tikrųjų tas kvietimas įgyvendinti mūsų pamatinį
tą kvietimą atliepti didįjį Dievo įsakymą yra visa ko pagrindas ir mūsų stiprybė. Tai tada, kai tu vėl grįžti, atrodo, prie tokio paprasto teksto, kartais jisai gal daug ypatingų žodžių naudo, per daug tų tokių savokų, gal ir galėtų būti skambėti paprastesnis. Ir mes kažkada po pristatymo Vyganto pas mus buvo mokytojų iš lituanistinės mokyklos ir mes sakėm, kad būtų labai gerai, kad ta koncepcija skambėtų kaip laiškas, kaip kvietimas ir tokių patį formatą kitokį gautų. Ir tada tas kvietimas, kad kaip atrasti tos kūrybiškus būdus, kaip tą ugdymą padaryti patrauklų, tai ir atsiranda iš to įkvėpimo, kad mes semiamės tos patyrimo ar tos stiprybės, pirmiausia iš santykio su Dievu. Ir tai, kas šiandien tėvas Lukas ryte sakė, tai iš tikrųjų visas pagrindas. Ir mūsų ugdymas be jo jo nėra. Nes jeigu tu pats, ir kažkada čia buvo tas, negali duoti kitam, jeigu pats to neturi, tai iš tikrųjų tas yra, kad perduoti vertybės, tikėjimą, dorybės, pirmiausia gali tik tas žmogus, kuris jomis gyvena. Tai mes galim gražiai kalbėti, bet jeigu savo gyvenimu to neliūdijam ir jeigu patys nekuriam to santykio pirmiausia su Dievu ir neskiriam tam laiko, tai yra labai sudėtinga atrasti tą stiprybę ir tada ir tą kūrybiškumą ir motivaciją veikti ir atrasti tos galbūt stiprybės, daryti daugiau, daryti geriau ir stengtis ne dėl to, kad aš to noriu, o dėl to, kad esu kviečiamas tai daryti, kad toks yra Dievo man šiandien čia skirtas planas. Tai ta yra labai, man atrodo, tai koncepcija labai gražiai nuvingiuoja per tą kvietimą, ką aš kaip ugdytojas, ką jūs kaip ugdytojai, ką mes kaip ateitininkai turime daryti ir kaip tą daryti. Aš mėgstu savokas, matot, ir vėl kalba apie savokas. Iš tikrųjų, Rasa gražiai pristatė paskirtį. Paskirtis yra susitarti dėl vienos krypties, apibendrinti, laikytis tų pačių nuostatų. Ir savokas suprasti vienodai. Mes girdėjom, kaip jos buvo apibūdintos, jūs visi atspėjot, reiškia, kad toks apibūdinimas galimas, bet koncepcija pateikia savo apibūdinimą, labai konkretų. Kai skaitysite, galiu pasakyti, tai yra 2 skyrius pačiam 1 puslapį. Lengvai rasite. Ir tos savokos yra šios: pasaulėžiūra, tai ką gražiai gestais apibūdino Gediminas, tai trumpai tariant, tai yra žmogaus pažiūrų ir vertybių sistema, nusakanti prioritetą ir santykį su savim, kitu žmogum ir Dievu. Dorybės, aš galvoju, atspėjot, vadinasi, irgi gerai buvo apibūdinta. Koncepcijoje kalbama apie charakterio savybės pasireiškiančias pastoviu ir tvirtu įpročiu daryti gerą. Iš tikrųjų, mūsų ugdymas yra apie tai, kad mes mokomės ir mokome daryti gerą kitam. Ateitininkų ideologija. Tai čia ateitininkai idealai, tai čia vieno sudėtinio termino dalis. Tai apie ateitininkų ideologiją turbūt labai daug šnekam ir visiems gana aišku, kad ateitininkų ideologija tai yra tai, ką išplėtojo mūsų organizacijos vadovai, mąstytojai ir taip pat tai, ką mes savo patirtimi patvirtinam. Kompetencija, labai sudėtingas žodis, bet visiems labai žinomas. Tai teisingai, tai yra įgūdžiai, tai yra gebėjimai. Tai yra patirties ir elgsenos visuma, kuri mums padeda įgyvendinti tikslus, pasiekti tikslų ir įgyvendinti uždavinius, kurias išsikeliame. Kokios nepaminėjau savokos? Ačiū. Taip, meilė. Iš tikrųjų, kaip Rasa minėjo, meilė yra centrinė šitos koncepcijos savoka. Ir šiandien aš klausydamasi pranešimo apie tai, kas tie ateitininkai yra, pagalvojau, kad iš tiesų Dovydaitis iškėlė klausimą, kas mes esame. Diskutuodami dėl koncepcijos, mes dažnai kalbėjom, aišku, kas mes esame,
bet labiau kas mes turime būti, kuo mes siekiame tapti, ar kuo mes siekiame, kad mūsų vaikai taptų. Ir visą laiką bet kokia diskusija pasibaigdavo tuo, kad mes ir mūsų vaikai turime mokytis mylėti. Nes meilė yra tikroji jėga būties link, Dievas yra meilė, kažkas sakė, man atrodo taip. Ir meilė skatina mus siekti to, kas mums duoda gyvenimą, kas mums duoda tikrąjį gyvenimą, kas mums duoda jo apsčiai, ne tik mums, bet ir per mus. Ir meilė nėra tik jausmas. Turbūt visi esame girdėję, kad meilė be valios pastangų nėra meilė. Jausmas be valios pastangų nėra meilė. Iš tiesų, meilė tai yra ne tik troškimas, bet ir pajėgumas ir gebėjimas atlikti tai, ką mes turime atlikti iš meilės. Ir meilė tampa tokia jėga, apie kokią Maceina kalbėjo, kai ji pritarė tiesai apie Dievą ir žmogų. Tai reiškia, kad meilė nėra atsiejama nuo tiesos. Šias eilutes, tarp kitko, galite susirasti šventajame rašte. Meilė skatina laikytis Dievo įsakymo. Tai reiškia, kad veikdami iš meilės mes negalime daryti nieko, kas prieštarauja Dievo valiai. Ir nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugą atiduoti. Čia turbūt visiems labai žinoma eilutė. Taigi meilė, kaip ją supranta ateitininkai, yra pasiaukojanti, pasirengusi aukotis. Taigi 3 labai svarbus aspektai. Tai yra tiesa, tai yra Dievo valios laikymas, Dievo įsakymų laikymasis ir pasirengimas aukoti. Ir iš tikrųjų ta meilės, gyvenimas meilė ir ugdymas su meilė, jisai visada paliečia, jisai keičia. Ir nežinau, ar esat patyrę, ar patys buvę situacijose, kai tarsi žmogus nieko ypatingo nedaro, tik būna su vaikais. Ne? Ir to užtenka, kad juos pakylėtų, įkvėptų kažkaip kitaip gyventi, kažkaip kitaip elgtis, kažkaip geriau įsiklausyti į kitą. Tai šalia tų žmonių tai yra tie žmonės, kurie moka gyventi meilę. Ir iš tikrųjų tas idealas, kurio mes ateitininkai ir ugdymo koncepcijų nurodai siekiam, yra ta pilnutinė asmenybė. Tai trokštanti, pajėgi ir gebanti mylėti. Tai yra pajėgi, trokštanti ir gebanti vykdyti didįjį Dievo įsakymą. Mylėk viešpatį Dievą visomis jėgomis, visa siela, visų protu, visa širdimi, o artimą savo kaip save patį. Tai tas idealas įsipareigojama siekti gėrio ir jį nukreipia mūsų ateitininkų principai. Tai tas yra labai svarbu ugdant tą jauną žmogų, kad neužtenka tik noro, aš noriu čia išmokti žaisti futbolą, ne? Nu tai, tai reiktų dar ir treniruotę nueit kokią. Bet treniruočių gal man per daug, ne? Tada, bet aš norėčiau žaisti kokioje aukštoje lygoje ir ten, žodžiu, dar gal ir laimėti ką nors, ne? Tai aš turiu tų gebėjimų dar įgauti, ne tik treniruotis ir turėti užtektinai fizinio pajėgumo, bet dar ir turėti įgūdžių tą atlikti. Ir tada taip pat yra ir su mūsų to didžiojo įsakymo vykdymu, tam reikia nuolat su to dirbti, nuolat tą tobulinti. Ir niekas nesakė, kad tai yra lengva, bet mes kaip ugdytojai tą nuolat turim daryti patys. Eiti šalia tų jaunų žmonių, su jaunai žmonėm ir padėti jiems būnant šalia atrasti, o kaip mes galim kartu tą padaryti. Bet man atrodo, siekiant idealo visų pirma yra labai svarbu sutikti tą pas mus atėjusį žmogų toje situacijoje, kurioje jis yra ir jį priimti. Tai kokią prielaidą mes šitoj koncepcijoje ar kaip ateitininkai ugdyme esame nusimatę, tai yra, kad tinkamas ugdymas ar ugdymasis plus Dievo malonė lygu
gebėjimas tobulai vykdyti Dievo valią. Gal aš čia daugiau siūlyčiau negebėjimas, siekis tobulai vykdyti Dievo valią, bet mes dažnai nepaliekam vietos maloniai. Ir va čia atrodo mūsų tas ugdymas ir turėtų skirtis nuo visų kitų, tikriausiai, kad tik išugdyti kompetencijas, tik išugdyti kažkokias vertybės, kad išugdyti dorybės. Tas viskas yra svarbu, bet mes turime išmokti patys būti ir tiem jauniems žmonėms suteikti tą galimybę atvirumo, kad galėtų veikti malonė. Ir čia reikia tik mūsų įsiklausimo ir atvirumo, tai kad jo neišmelsim, nei nusipelnysim, nei užsitarnausim, nei užsidirbsim, bet čia yra ta antgamtinė Dievo malonė, kuri ateina tada, kai mes esam pakankamai atviri ją priimti. Tai va to atvirumo ir mes irgi visą kartą susiduriam ir kartais su vaikų iš skirtingų šeimų, su skirtingom situacijom. Ir tas mokėjimas priimti, nes tu tada suvoki, kad tas vaikas čia turėjo būti tikriausiai todėl, kad jam reikėjo. Ir nebūtinai, kad jis netitiko mūsų galbūt numatytų standartų ir jis tarp visų gerų vaikų netrodė toks geras ir panašiai. Ir galbūt į stovyklą ten toli vežtis yra labai daug atsakomybės, taip ir visa kita. Bet taip norėjo ne mes, o Dievas, kad tas vaikas ten būtų ir kad būtumėm atviri maloniai, kuri galbūt tą vaiką gali paliesti. Tai va to atvirumo mes turim nuolat ieškoti, jo siekti ir įsiklausyti kažkaip tos tikriausiai tarp visų bėgimų darbų, atrasti laiko tos ramybė ir maldai, kuri ir suteikia tą atvirumą malonės veikimui. Bendras ir be abejo visada turėti prieš save Kristaus pavyzdį, tai tas, kaip mes vaikam kartais sakom, kai būna susitikimai ar dar, kai, galbūt ne viskas taip pavyksta arba ne taip pasielgiam ir visą laiką kelti tą klausimą savo, kaip tokioje situacijoje veiktų Kristus. Ką va čia šitoj konkrečioj situacijoje būtų padaręs Kristus. Arba kaip aš norėčiau veikti, kad patikčiau Kristui. Ne tam, kad čia laimėčiau daug, nežinau, kažkokių pagirų ar kad mane kažkas įvertintų. Ne, bet ką toj situacijai, kurioje aš dabar esu ir veikiu, koks būtų mano veiksmas, kad jisai patiktų Kristui. Ir tas bendrai koncepcijoje yra 3 tokie pagrindiniai pašaukimai. Tai mes kaip krikščionys esam pirmiausia pašaukti į bendrąjį krikščionišką pašaukimą. Tai yra mylėti Dievą, save, artimą. Esam kiekvienas pašaukti į savo asmeninį pašaukimą. Tai profesiniai veikloje būti gerų mokytojų, būti geri gydytojų, būti gerų politikų. Ir dar kiekvienas turim šalia to, kadangi esam socialinės būtybės ir kaip ir šiandien kalbėjo prelegentai prieš mus, mums reikia bendruomenės, nes bendruomenė yra vieta, kur atrandam tarsi antrą šeimą, kuriems rūpi tie patys arba labai panašus dalykai. Tai šituo atveju mūsų kaip bendruomeninis pašaukimas tai yra savitas ateitininkiškas pašaukimas. Ir bendras krikščionio pašaukimas, kaip ir sakiau, pirmiausia, mus kviečia į tą vykdymą didžiojo Dievo įsakymo. Ir čia pagrindas ir pats pirmas mūsų uždavinys yra mylėti viešpatį Dievą. Taip, tai reiškia skirti laiko maldai, santykiui, bendruomeniniai, šeimoje ar namuose, ar asmeniniai. Artimą savo kaip save patį. Tai tik tai santykis su Dievu gali mums duoti stiprybės, mylėti save, nestiprybės, bet tikriausiai atrasti tą savo grožį kaip Dievo kūrinio ir pamilti save,
Nes tik mylinti save žmogus gali išmokti mylėti kitą ir vertinti kitą ir džiaugtis kitu. Nes jeigu pas tave trūksta meilės savo, tai tada tau labai sunku kitame žmoguje pamatyti daug gėrio, ir vaikuose, kurie ateina, ir juos pagirti. Tai ta meilė Dievui ir savo kaip Dievo kūriniui, jinai mus veda į meilę kitam kaip Dievo kūriniui. Ir mūsų savitas ateitininkiško pašaukimas yra, tarp kitko, šitie buvo ateitininkiškoje veikloje ir koncepcijoje, jie labai persipina, vienas kitą papildo, vienas kitą remia. Tai tas savitas pašaukimas yra pasiryžimas visą atnaujinti Kristuje, prisimant pareigas, ugdant talentus bei savybės, reikalingas pasiekti tam gėriui, į kurį mes einame ir kurį mus veda ateitininkų ideologija. Tai pašaukimą visą atnaujinti Kristuje, kaip ir minėjau, galim tik taip vykdydami didįjį įsakymą. Ir tai mus turi sustiprinti, turėtų ir sustiprinti, ir įkvėpti. Tai tie pašaukimai, kuriuos mes turim čia ateitininkijoje ir mūsų veikloje, jie tarsi persipina, bet jie vienas kitam yra labai labai reikalingi ir mes turime nepamiršti, kad tie saviti ateitininkiški pašaukimai, jie labai pasireiškia konkrečiose srityse. Tai jie nėra kažkokie abstraktus ir tam mes turime ateitininkiškus principus, taip, kur tie mūsų pašaukimai ir pasireiškia kaip meilės apraiškos. Tai pirmiausia, vėl grįžtam prie meilės. Apie meilę kalbam visą laiką. Čia ne veltui ir pavadinom savo pranešimą "Būkime drąsūs meilę gyventi". Tai iš tiesų koncepcijoje pateikta ugdymo sistema labai schematiškai, pamatysite schemą. Ir pirmoji schemos dalis yra tai, kad mes turime trokšti mylėti. Bet ką tai reiškia trokšti mylėti? Iš kur tas troškimas atsiranda? Koncepcijoje sakome, galime mylėti tik tai, ką pažįstame. Tai reiškia, kad tam, kad trokštume mylėti tą tikrąją meilę, mes pirmiausia turime pažinti tikrąją tiesą ir tikrąjį grožį. Tai ateitininkų veikla ateitininkų ugdymas turi būti susijęs su tikrosios, netariamos tiesos pažinimu, tikrojo grožio pažinimu, nes grožio samprata yra irgi įvairi, apie tai galima diskutuoti, bet mes kalbame apie tikrąjį. Tikrojo gėrio ir grožio pažinimas sužadina troškimą daryti gerą kitam. Ir mylėti, tai yra trokšti gėrio kitam, galime tik tada, kai patys esame atpažinę tikrąjį grožį ir jo patraukti. Antroji prielaida tai yra pajėgumas mylėti. Mes galime trokšti mylėti, bet jeigu nesame pajėgus to daryti, tai meilė tampa neįmanoma. Pajėgumą mylėti stiprina dorybės. Todėl ateitininkų ugdyme, ateitininkų veikloje turime skirti daug dėmesio dorybių ugdymui. Tarp kitko, šiuo metu Ateitininkų federacija siūlo kuopoms sutelkti dėmesį į dorybių ugdymą ir grindžia šitą veiklą šią knygą "Žmogiškųjų dorybių ugdymas". Kas norėsit, galėsit paskui pasižiūrėti, gal jau esate skaitę. Pagrindinis, koncepcijoje rašoma, cituoju, pagrindinis dorybių ugdymo metodas atpažinti bendrąjį gėrį ir konkrečiai jam įsipareigoti. Ir čia mes grįžtame prie principų šeimoje, bažnyčioje, tautoje, organizacijoje, visuomenėje. Ir trečiasis segmentas, trečiasis elementas tos sistemos yra gebėjimas mylėti. Tai mes atpažinome grožį ir tiesą, tapome patraukti, trokštame mylėti, ugdomės dorybės, kurios sustiprina mūsų valią, protą, jausmus, puoselė. Mes jaučiamės pajėgus, turim jėgos mylėti,
Bet tam, kad ta meilė taptų veikli, mums reikia turėti gebėjimą mylėti, tai yra kompetencijas. Tas kompetencijas mes žinome jau iš ateitininkų vadovų, kad kompetencijas pirmiausia ugdome, taip pat ir dorybės, pirmiausia ugdome šeimoje, mokykloje, būreliuose, ir ateitininkų organizacija yra kaip papildoma vieta, kur galime tai, ką gauname šeimoje ir mokykloje, praturtinti. Ir štai taip gražiai sudėliojama visa ateitininkiško ugdymo sistema į vieną puslapį, mažiau pusę puslapio, kur aptartos sritis pereina į ugdymo siekius ir taip mes gauname ugdymo rezultatą, tai yra įgyvendiname išugdyto ateitininko idealą. Aišku, turime suprasti, kad idealas tai yra tai, kas yra nepasiekiama. Tai yra mums kryptis. Mes niekada nebūsime tobulai dorybingi, tobulai kompetentingi, bet mes tiesiog einame tuo keliu. Taigi veikli meilė. Čia vėl mes visa ta koncepcija yra apie meilę, kaip romanas meilės. Žodžiu, mes galime skaityti ir tada įsikvėpti ir save kažkaip nukreipti į tą veiksmą, meilės veiksmą. Tai bendrasis ir mūsų savitas krikščionio pašaukimas ir ateitininko pašaukimas jie persipina. Ir mūsų tikslas yra padėti jaunam žmogui tapti tuo, ko jis yra pašauktas, būti pagal Dievo planą. Ir tas tikriausiai ateitininkiškoje mūsų veikloje pasireiškia tam tikrose gyvenimo srityse. Ateitininkų pašaukimas yra mylėti bažnyčią. Tai taip, kaip mes galim geriausia, ir čia vėlgi parapijose, šeimose, kaip palaikyti mūsų kaip ateitininkų tą pašaukimą tapti veikliais, tapti savo bendruomenėse, ne tik tai ateitininkijoje, bet kaip ateitininkai galėtų įveiklinti tą meilę tose srityse. Kaip mylėti tautą, tai kaip vaikuose ugdyti tą meilę savo šaliai, meilę savo kalbai, per šokį, per dainą. Ir man atrodo, tai jūs darote puikiai čia. Šeima ir bendruomenė, tai vėlgi šeima yra daug didesnė negu tik tai šeima, mūsų pačių šeima. Ir mes čia turėjom tą patyrimą vakar labai gražų būti dalimi didelės Čivų šeimos, kur yra iš tikrųjų tas pajautimas, kad šeima nėra tik šeima, bet šeima yra bendruomenė. Tai tą šeiminiškumo principą puoselėti vaikuose ir mūsų dalyvaujančio jaunimo tarpe yra labai, labai svarbu, kad ypatingai dabartiniai visuomeniai, kad yra tiek daug to tik į save žiūrėjimo ar to susikoncentravimo į save, siekiant tiesos ir grožio. Tai čia yra mūsų ieškojimas, kaip tiesa yra viena ir mes ją turime kažkaip atstovėti, atlaikyti. Ir su vaikais dirbant irgi labai svarbu, kad tas tiesos ir grožio supratimas būtų neiškreiptas, kaip ir sakė Irena, kaip kalbėjo, kad jis būtų, kad tiesa yra remiamasi pamatiniam mūsų vertybėm. Ir siekiant bendrojo gėrio. Tai yra visi mūsų 5 ateitininkiški principai, kuriuos mes ugdome kaip veiklę meilę. Praktikoje tie principai, kurie mums padeda suprasti, kokį gėrį turime savyje auginti ir kituose, kad meilė būtų veikli, žmogui reikia ir turėti ir žinojimo, ir įgūdžių, ir jėgos, apie ką mes čia kalbėjome, tose srityse, pagal kurias ateitininkai ugdome jaunimą. Bet konkrečios priemonės, kuriamis siekiama, yra reikalingos tos konkrečios priemonės ir metodai. Ir koncepcijoje yra pateikamas metodų sąrašas, kuris nėra nei galutinis ir jisai nuolat tikriausiai kaip ir dokumentas gali būti papildomas ir keičiamas, bet tokios kelios galbūt pamatinės
pamatiniai tie metodai, ir priemonės, kurie mums gali padėti įgyvendinti siekiant ugdymo idealo tikslų ir konkrečiai kaip religinės praktikos, kuri gali būti labai įvairios, gali kuopos veikla, organizacinė veikla, įvairūs renginiai, įvairūs susitikimai, mokymai. Tai tie metodai mums padeda tarsi kaip konkrečios priemonės pasiekti mūsų užsibrėžtų tikslų. Ir jų rasite ten sąrašą nemažą. Taip, žinom jau, kokia sistema ateitininkai ugdo, pasitelkia tinkamus metodus, jos pritaiko prie aplinkos, prie sąlygų, prie kiekvieno ugdytinio ir ugdytojo asmeninių savybių ir taip toliau. Bet parinkdami patį tinkamiausią ugdymo metodą ar metodus, mes turime nepamiršti, kokių pamatinių nuostatų mes laikome savo ateitinkiškame ugdyme. Tai nuostatos, kai kurios turbūt bendros visom organizacijoms, kai kurios yra specifinės. Tai aš greitai jas tiesiog peržvelgsiu, nes paskui bus diskusija, kurioj su tom nuostatom jums reikės truputį daugiau susipažinti. Tai pirmiausia, artimo meilė. Ateitininkiškas ugdymas, trumpai tariant, kyla iš pagarbos ir rūpesčio kitu. Ir ugdydami jaunimą ir ugdydamiesi, bendraudami vieni su kitu, mes turime elgtis pagarbiai ir rūpintis vienas kitu. Asmenybės integralumas. Tai reiškia, kad mes turime rūpintis, kad mūsų ugdytiniai ir mes patys būtume, kaip čia pasakius, nesusiskaldę. Tai reiškia, kad mūsų mintis ir mūsų darbai būtų tas pats. Tai reiškia, kad mes negalime deklaruoti, kad esame krikščionis, kad esame katalikai ir gyvenime ir po mišių išeiti niūriais veidais, tarsi nebūtume girdėję tos gerosios naujienos niekada. Ugdymo ir veiklos visapusiškumas. Tai jau iš metodų matėme, kokia įvairi ta mūsų veikla ir kad mes iš tiesų rūpinamės ugdyti tiek protą, tiek jausmus, tiek ir fizinį kūną. Už tai mes rengiame stovyklas. Šitas susitikimas yra labai geras ugdymosi ir ugdymo pavyzdys. Kartu ryšys ir tradicijos, tai labai akivaizdu čia. Kažkas kažkurio metu skaičiavo, kiek yra kartų susirinkę šiame kambaryje. Šiuo metu kartų skaičius truputį mažesnis, nes vaikai yra atskirai ir studentų turbūt yra. Tai iš tiesų mūsų organizacijai būdinga, kad veikloje dalyvauja įvairaus amžiaus žmonės ir tradicijos perduodamos iš kartos į kartą. Ir perdodami tas tradicijas nepamirštame, kad mes vadovaujamės nuostata, kad turime leisti laisvai veikti. Tai sendraugiai nenurodinėja studentams, ką jie turi daryti, jie skatina rodyti iniciatyvą ir prireikus tik padeda, ar ne? Subsidiarumas. Subsidiarumas reiškia, kad, tarkim, federacijos taryba ar valdyba nenurodo kuopos globėjui, ką jisai kuopoj turi daryti. Mes pasitikime vieni kitais. Organizacijos struktūra, simbolika ir įžodis. Tai žodžiu, visa ta struktūra padeda mums organizuoti veiklą tinkamai, sudaro sąlygas jaunam žmogui praktikuotis, taip pat sudaro sąlygas jaunam žmogui saugiai klysti, nes suklydus vienam atsiras kitas, kuris padės tą klaidą ištaisyti. Pasirengimas įžodžiai mus ir mūsų vaikus skatina gebėti įsipareigoti, susisieti su organizacija ir su tam tikrais dalykais, kuriuos pažadame. Taip pat mūsų organizacijoje yra įvairių talentų, įvairių pašaukimų, įvairių gebėjimų ir mes mokomės ir stengiamės visus panaudoti pagal tai, ką kas sugeba. Ir taip pat labai daug dėmesio skiriame ugdytojo asmenybei. Ir iš tikrųjų čia, kai ruošiamės pranešimui
pagalvojom, kad labai svarbu, kad mūsų koncepcija jinai būtų gyva ir jinai atlieptų tai, ką šių dienų bažnyčia mus moko arba į kur kviečia. Ir kaip tik spalio pradžioje ir spalio pabaigoje išėjo 2 žinios jūsų kraštiečio, taip popiežiaus Leono 14 ugdymo tema. Ir pirma, kurią jisai pasidalino, tai buvo toks palinkėjimas, laiškas pedagogams, mokytojams, kuris tikriausiai tinka, netikriausiai tinka kiekvienam ugdytojui, pasakytas mokytojo dienos proga Romoje. Ir popiežius už tokius 4 akcentus remiantis Švento Augustino mokymų paminėjo kaip esminius krikščioniško ugdymo aspektus. Tai pirmiausia, vidinis gyvenimas. Kad tiesiai skelbti neužtenka balso, sienų ir koridorių, reikia giliai jie tikinčių žmonių. Kitaip ugdymas pasmerktas nesėkmiai. Ir čia iš tikrųjų dar jisai paminėjo Henriko Newmano mintį, kad širdis kalba širdžiai, kad tik tada įvyksta tas ugdymas, kai pas ugdytoją yra vidinis gyvenimas išlavintas, pasiektas ir nuolat su juo dirbama. Antras sėkmingo ugdymo raktažodis, kurį paminėjo popiežius, buvo vienybė. Ir jisai priminė, kad tik Kristuje randame tikrą vienybę, kai kiekvienas save matome ir suprantame kaip vieno kūno nariai. Tada mes išmokstame priimti, susitarti, atrasti tuos bendrus jungiančius taškus, o ne skirtumus. Trečias raktinis žodis ugdytojui ir ugdyme yra meilė. Tai apie ką mes šiandien visą tą valandą ir kalbam. Tai yra mokyti nėra tik tai dalintis žiniomis. Ir reikia ugdytojo, kuris dovanoja meilę, nes tik taip bus žinios naudingos tiems, kurie jas gauna. Tai reiškia, bet ką mes darome, daryti su daug meilės. Tai kaip motina Teresė sakė, nėra mažų darbų atliktų su didelė meilė. Tai mes savo veikloje, manau, irgi turim tą prisiminti, į ką mus kviečia popiežius. Ir paskutinis raktinis žodis, kurį jis paminėjo kalbėdamas mokytojams, buvo džiaugsmas. Ir čia tikriausia ateitininkijoje to tikrai matom daug. Tėvas Lukas sakė, kad iš bažnyčios ir iš parapijų tikrai dažnai išeina tokie veidai, kad atrodo, tai jie tikrai ne bažnyčioje buvo, ne? Gal kažkur šone stovėjo. Bet ateitininkijoje tą džiaugsmą tikrai galima matyti ir pajausti. Tai būti džiaugsmo žmonėmis, būti šviesos žmonėmis, būti vilties žmonėmis. Ir kitas paskelbtas popiežiaus laiškas, ugdymo tema, su kuriuo irgi labai norėjau pasidalinti, skirtas Vatikano antrojo susirinkimo deklaracijos Gravissimus Educationis 60-mečiui. Ir toje deklaracijoje antro Vatikano susirinkimo akcentas pagrindinis buvo, kad ugdymas yra esminė evangelizacijos dalis. Ir jisai aktualus ir šiandien. Tai atsižvelgdama į katalikiško ugdymo istoriją, jisai pabrėžė tame laiške, kad bažnyčia niekada ir bažnyčios pedagogika niekada nebuvo tik teorinė. Jinai buvo visada susijusi ir įsišaknijusi praktikoje. Ir ten pateikti gražūs pavyzdžiai, tai ir Don Bosco, ir Marija Montessori, kurie nuolat bandė keisti savo situaciją. Tai kad būtume veiklus ir kad tai neliktų tik popierioje. Tai tą patį norėtųsi palinkėti ir šitai koncepcijai, kad neliktų popierioje, bet jinai taptų mūsų veiklos įkvėpimu ir pagrindu. Tai su tuo palinkėjimu mes gal ir baigsime, bet aišku, ir popiežiaus paminėta buvo pagrindinis galbūt akcentas, kad visada ugdymo centre turi būti asmuo. Ir tas asmuo toks, koks jis ateina pas mus, su tuo,
kuo jis gyvena, toks, koks jis yra. O ugdytojai tame tarpe ir mes, taip, ne tik pedagogai, turime leisti sukurti tokią erdvę, kaip ir popiežius kvietė, kad būtų tikėjimo ir proto dialogas. Tai reiškia, kad atėję vaikai ir jaunimas ir mes patys nebijotume klausti, nebijotume abejoti, kad ta vieta būtų, kur žmonės galėtų drąsiai save atrasti tai, kas jiems rūpi, kelti tos klausimus, kurie jiems rūpi. Ir aišku, labai svarbu yra bendruomeniškumas, kai tai procesas, kuris nėra tik tai ugdytojų, bet jis apima ir šeimas, ir visuomenę, mokinius, mokytojus. Tai tas pats ir mūsų veikloje, tas turėtų apjungti visą tą mūsų šeimų ratą, tai ir tėvai, ir vaikai, ir didesnė bendruomenė. Gal ir norėtųsi tada užbaigti tą mūsų pristatymą tuo popiežiaus palinkėjimu, kad ugdytojai tebūna vilties choreografai, tiesos ieškotojai ir grožio liudytojai, įkvepiantys mokinius ir studentus ne tik žiniomis, bet ir žmogaus dvasios ir širdies vystymu. Ugdymas tebūna žmogiškas, prasmingas ir orientuotas į bendrąjį gėrį, o ne tik į efektyvumo ar technokratinių normų siekį, kompetencijų sąrašą. Tegul tai būna pirmiausia ugdymas nukreiptas į kito žmogaus orumą.